Sveiki! 1. Kaip sukurti apklausą? 2. Apžvelgsime svarbius apklausos kūrimo procesus. Vertinimo centro skiltyje, dešinėje pusėje, prie vertinimo instrumentų greitosios paieškos, įveskite norimos apklausos numerį ir spauskite ieškoti. Pasirodžius apklausai, neskubėkite spausti atlikti apklausą. Prieš spausdami atlikti apklausą, redaguokite ir pritaikykite apklausą savo reikmėms. Redaguoti apklausą galite spausdami pasvirą trikampio formos rodiklėlę šalia mokinių apklausos pavadinimo. Išsiskleidus apklausos meniu, spauskite Pritaikyti klausimyną. Sveikiname! Jūs patekote į apklausos redagavimo skiltį. Visų pirma, nurodykite apklausos respondentus. Įrašykite pasisveikinimo bei atsisveikinimo su respondentais tekstus. Užpildžius visus laukelius, meniu apačioje varnele pažymime, jog sutinkame dėl šios apklausos autorinių teisių bei apklausos naudojimo taisyklių. Spaudžiame Toliau. Atsidariusiame lange rasite visus apklausos teiginius. Šiame etape galite redaguoti esamus, pridėti naujus ar ištrinti senus teiginius. Dėl geresnio duomenų apdorojimo bei rezultatų filtravimo, IKES Lietuva ypatingai rekomenduoja klasių skiltyje detalizuoti visas mokykloje esančias klases. Tarkime, jog mūsų mokykloje yra 3 5 klasės. Norėdami redaguoti, spauskite pieštuko ikonėlę. Norėdami pridėti dar vieną pasirinkimą, spauskite pliusiuku pažymėtą ikonėlę. Norėdami ištrinti, spauskite X pažymėtą ikonėlę. Taigi, redaguojame 5 klasę į 5 A, tuomet pridedame 5 B bei 5 C klases. Dar kartą norime pabrėžti, jog detalus klasių sąrašas leis efektyviau naudotis IKES Lietuva vertinimo centru bei padės filtruoti apklausos rezultatus pagal klases. Jei kurios šablone įrašytos klasės jums neaktualios, paprasčiausiai pašalinkite jas naudodami X pažymėtą ikonėlę. Norėdami pereiti į sekantį puslapį, spauskite Toliau. Na, o norint užbaigti ir išsaugoti klausimyną, spauskite Patvirtinti klausimyną. Sveikiname! Klausimynas paruoštas.